Sveiki, esu Ingrida iš Ingrid.com ir šiandieną norėčiau Jūs pamokinti, kaip nusimegzti štai tokią kepurytę. Prie šios kepurytės gali būti raištukai, gali būti kaselės, o galit nieko nedaryti, dėl to, kad auselės pakankamai standžios ir kepurė tikrai nelips į viršų ir jūsų vaikų ausytės tikrai nesušals. Taigi pradėkime nuo pat pradžių, nuo ko reikėtų pradėti, kad gautųsi štai tokį kepurėlį. Pirmas dalykas, ką aš darau, tai yra išsimatuoju galvos apimtį. Štai, būtent va šitoj srity. Štai taip. Tada sekantis matmuo yra matuojamas nuo ausies galiuko iki kitos ausies galiuko. Ir kai turėsite šitos matmenis, jūs gerai pagalvokite, jeigu mezgate kepurę mergaitei, gal jinai turi, sakykime, gražius ilgus plaukus, pinate kaseles, tai galbūt reikėtų pridėti kokį centimetrą, kad vaikui nespaustų galvytės. Taipogi pagalvokite, ar jūs norite kepurės ant išaugimo, ar tiesiog vienam sezonui. Tai kai jūs turėsite šitos matmenis, tada pažvelkime į schemutę, pagal kurią aš vadovaujuosi megzdama būtent šio tipo kepurės. Taigi, žvilgterkim į schemą. Galvos apimtis 56 cm, aukštis 40. Kol kas į aukščio parametrus mes nežiūrėkime, jisai bus reikalingas vėliau. Dabar mums reikia apskaičiuoti 56 cm, kiek tai sudaro akių. Nusimezgus pavyzdėlį, pagal mano turimus siūlus ir 3 dydžio virbalus, aš apskaičiavau, kad 10 cm atitinka 24 akys. Taigi, 56 dauginau iš 24 ir dalinau iš 10 ir gavau 134,4 akis. Akių skaičius 56 cm reikalingas 134 akis. Priekiniai daly 34 akis, galiniai daly 30 akių, ausytėm 35 akys abiem. Ir apskaičiuojam, kad gaunasi 134 akys. Dabar galiniai daly aš visada darau mažiau, kad ausyčių sritis neužeitų ant akių. Ir tikrai patariu visiems tai daryti. Na ką, dabar mes pradėkime megzti. Na ką, dabar mes turim nusimegzti ausytes. Mes turim užsidėti 3 akis, didinti akių skaičių, kad būtų šitoje vietoje 35 akys. Nuo šitos vietos megzti 13 eilių ir sustoti. Tada reikės megzti lygiai tokią pačią ausytę ant kitų virbalų. Taigi, mums bus reikalingi 3 trumpi virbalai, žirklės, adata, virbalai su valu 50 cm ir siūlai. Mano atveju reikalingi bus 2,5 matkelio siūlų. Taigi pradedam. Užsidedam 3 akis. Pirmą eilę nieko nedarom, išmezgam viena gera, viena bloga, viena gera akis. Taip, antra eilė, jeigu norite gauti būtent štai tokį kraštelį, sekite mano pavyzdžių. Žinoma, gali būti ir pinelė, bet šitas kraštelis yra žymiai tvirtesnis. Taigi siūlą dedame į galinę virbalo dalį, išmezgam gerą akimi, tarp 2 virbalų siūlą į priekį, išmezgam bloga akim. Tada gerą akim, į priekį, bloga akim. Tada gerą akim. Ir štai mes turim 5 akis jau. Vėl siūlai į galinę virbalo dalį, gerą akim, tarp 2 virbalų į priekį,
bloga akį, gera, bloga, gera, tarp dviejų virbalų, bloga ir vėl gera. Noriu atkreipti dėmesį, kad akys yra didinamos su pirma akimi ir su prieš paskutinė akimi. Ir taip turite megzti, kol bus 35 akys. Taigi numezgiau aš 35 akis ir dabar mums reikėtų megzti nieko nedidinant, į viršų 13 eilių. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad paskutinę akį visada reikia megzti gerai. Nesvarbu, kad ir bus bloga akis, bet visada gerai, norint gauti būtent tokį kraštelį. Taigi vėl siūlą į galinę dalį. Nesvarbu, kad čia yra blogoji akis, aš mezgu gerai. Tada gera akis, bloga, gera, bloga. Ir visą taip eilę išmeskam. Taip, bloga, gera ir vis tiek mezgam gerą akimi. Ir štai mes jau turim vieną eilę ir nieko nedidinam. Vėl reikia siūlą perkelti į galinę virbalo dalį ir išmegzti gerą akimi. Taigi va, bloga, gera, bloga ir taip iki galo. Ir taip mezgame mes 13 eilių ir kai nusimegsite vieną ausytę, nusimegskite antrą ausytę ir toliau parodysiu, kaip mezgasi galinė ir priekinė sritis sujungiant su ausimis. Numezgiau 2 auseles ir pagal mano schemą turėjo būti 13 eilių. Tai 13 eilių reiškia 13 va tokių va šoninių burbuliukų, dantukų. Taigi, dabar mes turim perkelti auselių akis ant virbalo su valu. Tiesiog išmestam. Na ir dabar mums reikia formuoti galinę kepurės dalį. Taigi, rodau, persukat akį ir uždedat. Tai bus viena. O pagal schemą mano, man reikia 30. Tai vienam persukam
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, labai nesutraukit ir žiūrėkit, kad tolygiai eitų. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10. Imam sekančią ausytę. Pagal mano ausytę man reikia išmegzti plongą A. Stenkitės šiek tiek pritraukti labiau būtent šitą akį, kad neatsirastų tokia skylutė. Ir vėl išmesdam. Štai turiu tokį rezultatą. Galinė dalis yra 30 akių ir priekinė akis yra 34 akis. Tai būtent turėtų jūsų mezginys taip ir atrodyti. Ir dabar tiesiog megzkite pagal savo raštą. Ar jūs norite ripsų, ar viena gera, viena bloga akis. Ir mezgate kaktos sritį. Būtent šita dalis. Ir galite platesnę, galite siauresnę. Ir kai prieisime prie šitos aukštyn kylančios dalies vien tik geros akys, aš jums parodysiu, kaip reikia paslėpti spalvų sujungimą arba pereiti, sakykime, gera bloga akis, tik tai prie gerų, kad nesimatytų. Radau vienam angliškam puslapį, tai man be galo patiko ir spalvų sujungimo nesimato, arba tiesiog jeigu jūs mezgate, pakeičiat raštą. Tai susitiksime, kai megsime kepurę aukštyn. Numezgiau aš priekinę ir galinę dalis, taip pat išmezgiau vieną eilę tik gerosiom akim. Ir dabar parodysiu, kaip pakeisti siūlą, kad nesigautų laiptukas. Jeigu mes megstume štai taip, toliau, tai pamatytume, kad čia viena eilė mezgasi būtent tamsių siūlų, o čia jau dvi tarsi eilės megstusi. Taigi, tai aš pabandysiu pritraukti arčiau, ką reikia daryti. Taip, dabar imam šitą
akį ant virbalo, paimam praeitos eilės akį ant to pačio virbalo ir išmezgam 2 akis su nauju siūlu. Tuo aš jums parodysiu, kas gausis. O gaunasi taip, kad net nesimato, kur buvo pradžia naujo siūlo. Štai ir viskas. Nieko sudėtingo. Taigi pažiūrėkim, ką mes turime daryti toliau. Mes dabar turime megzti kepurę aukštyn. Ir aš buvau išsimatavus, kad galvos apimtis yra 56 cm, o aukštis 40. Tai 40 dalinu į 2 dalis ir gaunu 20 cm. Taigi nuo pradžios, nuo čia, iki pradedant nuleidinėti akis, turi būti 20 cm. Ir tada nuleidinėsim akis. Apie nuleidimą dar truputėlį vėliau, kai pasieksim tai. O dabar dar norėčiau atkreipdėmėsi. Jeigu kartais mezgate raštu, kur jums trūksta, sakykime, raštui akies arba per daug viena akis, tai priekyje visada jūs galite padidinti akį, o gale visada galite pamažinti akį. Tai čia tik toks patarimas būtų iš manęs. Na ką, mezgam toliau tada. Pabaigiau megzti kepuraitės 20 cm aukštį ir dabar reikėtų pradėti siaurinti. Siaurinant galima persikelti kepuraitės akis ant 4 virbalų arba ant tų pačių virbalų, kaip jums patogiau. Siaurinimo būdų yra įvairių, bet aš pasiūlysiu mano būdą, kuris be galo gražiai sueina viršuje. Taigi pirmą eilę mes siaurinsime kas 8 akį iš kairės į dešinę, antrą eilę siaurinsim vėl kas 8 akį, trečią eilę siaurinsim kas 9 akį, ketvirtą eilę kas 6 akį, o visas likusias reikės sumegzti, 2 akį sumegzti kartu iš kairės į dešinę. Ir jeigu jūs persikėlysite kepuraitės akis ant 4 virbalų, tai kai liks ant kiekvieno virbalo po 2 akis, tai tiesiog reikės su adata ir siūlu pertraukti tas akis ir gražiai susiūti. O jeigu jūs megsite su virbalu ir valu, tai tiesiog kai liks 8 akis, reikės susiūti su adata ir siūlu. Na ir viršuje aš planuoju bumbulą prisiūti savo gamybos, tai tada ir parodysiu rezultatą. Taigi, kaip yra siaurinimas? Aš visada pasižymiu pradžią pačią ir skaičiuoju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ir tada suimu 2 akis iš kairės į dešinę ir išmezgu kartu. Ir vėl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vėl suimu 2 akis iš kairės į dešinę ir siaurinu. Ir taip, kaip mano išvardintam siaurinimo būdui reikalingas akis, va taip ir siaurinkit. Na, linkiu sėkmės ir susitiksime, kai liks tik tai gražiai apipavidalinti kepuraitę. Pabaigiau aš kepurėlę, beliko prisiūti bumbulą ir bus viskas. Norėčiau parodyti, koks viršus gavosi mano siaurinimo būdu. Štai taip. Ačiū, kad žiūrėjote mano video ir tikiuosi, mano pamokos jums buvo naudingos.